Sveiki, sveikinuosi su jumis iš Palangos, iš smėlėtosios Palangos. O jeigu rimtai, tai sveikinuosi iš savo namo vidaus, kuriame buvo atlikti griovimo darbai. Na, žinoma, jie dar nėra pabaigti, dar čia reikės reikalų pagriauti. Tai norėčiau aprodyti, kaip daugmaž viskas atrodo. Čia yra virtuvė. Matosi rąstai, kuriuos keisim. Jau suderinom visus reikalus, tiek kas liečia rąstų keitimą, tiek kas liečia realiai naujos perdangos statymą. Tai turėsime visiškai naują namo perdangą. Galima apeiti ratu, pasižiūrėsim, kaip toliau viskas atrodo. Čia turim betoną. Štai tokį grožį radome nulupę visą seną apdailą, bet rąstininkas sakė, kad iš tikrųjų namas kaip 36 metų statybos yra labai geram stovyje. Lentos, kurių dar nepabaigėm išraut. Lubos. Bet jos jau nebesvarbės, nes kadangi keisis perdanga, tai keisis kardinaliai viskas. Vamzdžiai pasikabinę ant liustros. Ir kaipgi be jo, slėptuvė. Įdomu, kas čia buvo paslėpta. Tikiuosi kažkas vertingo. Ir laiptai į dangų. Stogo darbai kol kas dar neprasidėjo, dar tik tais uždėtas laikinas karkasas, kad nelytų ant galvos. Lauke turim milžinišką šiukšlyną vis dar. Realiai aš jau jį pradedu vadinti kryžių kalnu. Galiu pademonstruoti. Eilinį kartą. Ir jisai tik didėja. Bet nieko, viskas po biškį juda, nėra taip greitai kaip norėtus, bet tikrai negalima sakyti, kad viskas stovi ir niekas nejuda. Šiandien atvažiuos jau neužilgo valyti šulinių, tada uždengs naujus gražius dangčius ir turėsim švarų geriamą vandenį, kaip kadaise. Tai nebekankins troškulys ir bus labai smagu. Kartuves nuėmiau. Viskas, nebėra. Tai tiek žinių. Saulėtas gražus sekmadienis, nuotaikos turbūt, kad irgi saulėtas. Tai tiek, ačiū, viso.